Biblijoje yra istorija apie Dievo atėjimą į šią žemę kūne, prisėmusio žmogaus pavidalą ir dirbusio žmonijos išgelbėjimui. Kai Dievas atėjo į šią žemę kūne, kaip jis buvo vadinamas? Jis buvo vadinamas vardu Jėzus. Jis turėjo akis, nosį, burną, ausis ir vidaus organus, kaip ir mes. Jis atėjo į šią žemę žmogaus kūno pavidalu. Ar žinote, kiek žmonių pasakė, aš tikiu Dievu, kai jis atėjo į šią žemę žmogaus pavidalu? Tai buvo visa tauta, visi. Visi izraelitai buvo tokioje padėtyje, kad tikėjo Dievu. Tačiau, kai Dievas atėjo į šią žemę kūne, ar buvo kas nors, kas jį atpažino? Jie neteisingai suprato Dievą. Pažvelkime į Izaijo knygos 9 skyriaus 6 versetą. Izaijo knygos 9 skyriaus 6 versete rašoma: Juk kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas. Ką čia vaizduoja kūdikis? Maždaug 700 metų prieš Jėzaus Kristaus atėjimą buvo išpranašauta, kad jis ateis į žemę kūdikio pavidalu, tai yra kūne. Juk kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas, jis bus mūsų valdovas, jo vardas bus nuostabusis patarėjas, galingasis. Kas jis? Kokiu pavidalu Dievas ateina į šią žemę? Buvo išpranašauta, kad jis ateis į šią žemę kūdikio pavidalu, kaip sūnus. Galingasis Dievas, kas dar? Amžinasis tėvas. Jis iš pradžių yra mūsų amžinasis Dievas tėvas. Tai yra pranašo pranašystė, skelbianti, kad Dievas tėvas ateis į šią žemę kūnu, priimdamas sūnaus pavidalą. Ramybės kunigaikštis. Pažvelkime į 7 versetą. Jo viešpatavimas beribis, o taika begalinė. Jis viešpataus Dovydo soste ir valdys jo karalystę, tvirtins ir palaikys ją teismu ir teisumu dabar ir per amžius. Galybių viešpaties narsa tai įvykdys. Paskutiniais žodžiais garantuojama, kad Dievas tikrai įvykdys šią pranašystę su visu savo uolumu. Taigi, kokiu pavidalu Dievas ateina į šią žemę? Jis ateina žmogaus pavidalu. Argi ne taip, kad žmogus gimsta kaip kūdikis, auga ir bręsta iki suaugusiojo? Jis seks tą patį procesą. Tačiau kokia yra jo tikroji prigimtis, jo tikroji esmė? Biblijoje pranašaujama, jis yra amžinasis Dievas, amžinasis tėvas. Pagal šią pranašystę Jėzus Kristus gimė Betliejuje ir užaugo Nazarete. Būdamas 30 metų, jį pakrikštijo Jonas Krikštytojas ir jis pradėjo skelbti Evangeliją. Jis pasirodė šioje žemėje kūne, kad parodytų ryškią tiesos šviesą tamsoje įstrigusiems žmonėms ir iki galo atskleistų šlovingą kelią, vedantį į dangaus karalystę. Kai Jėzus Kristus atėjo į šią žemę žmogaus pavidalu, kaip ir mes, ir skelbė Evangeliją, buvo daug to meto religinių lyderių, kurie tvirtino tikintys Dievą. Biblijoje jie vadinami fariziejais ir įstatymo mokytojais. Tie, kurie tvirtino gerai išmanantys šventąjį raštą, tikėjimą, kurį Jėzus skelbė ir mokė izraelitams, apibūdino kaip tai nauja religija. Pagal Senojo testamento įstatymą svarbiausios aukos buvo gyvūnai, tačiau Jėzaus mokymas buvo visiškai kitoks. Jis pasakė, svarbu turėti tikėjimą Dievu, tai kaip jie tada vadino Jėzų.
Kadangi jis buvo iš Nazareto, jie jį pavadino Nazaretiečių sekta. Jie nesugebėjo pripažinti, kad Dievas, kuriuo jie tikėjo, atėjo į šią žemę kūne. Vietoj to jie jį išjuokė ir priešinosi, vadindami Nazariečių atskalos.